Labą dieną, gerbiami tarybos nariai. Kviečiame registruotis. Matau visus iki tarybos posėdžio esamo klausimo kaltininkus. Tai norėčiau su praėjusiais gimtadieniais visų vardų pasveikinti kolegas. Tai sveikiname gimtadienio proga Juritą Valskienę. Tai dar kartą kviečiu kolegos prieš pradedant posėdį registruotis. Nematau dar visų registracijų posėdžio dalyvių. Kęstutis Tautvaiša informavo, kad minutę 2 vėluoja dėl techninių kliūčių. Ar tikrai visi registravomės? Tai aš esu kaip posėdžio dalyvis. Dar kažkokio vieno kolegos nematau registracijos. Iš esančių kolegų kažkas nesiregistravo. Ne, tai matom, kad... Yra. Pasitikrinam, kolegos. Ar sekretariatas patikrinkite? Turi būti. Kas savo pavardės nematot, kolegos? Visi? Gerbiami kolegos, pradedame 10 šaukimo Joniškio rajono savivaldybės tarybos 5. posėdį. Prieš pradedant svarstyti darbotvarkę ir darbotvarkės klausimus, noriu visiems priminti, kad vadovaujantis viešų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatomis, tos nuostatos yra perkeltos į reglamentą svarstomais klausimais, kurie jums gali sukelti viešų ir privačių interesų konfliktą. Jūs turėtumėte informuoti apie tai ir gauti tarybos sutikimą nusišalinti arba nepritarimą jūsų prašymui nusišalinti. Po pritarimo nusišalinti
privalote išsiregistruoti iš elektroninės balsavimo sistemos ir palikti posėdžių salę. Posėdėje dalyvauja visi tarybos nariai ir darbotvarkėje mes turime šiandien 21 klausimą. Ar yra pasiūlymų dėl darbotvarkės? Ar galime pritarti darbotvarkei bendrų sutarimų? Pasiūlymų dėl darbotvarkės nematau aš kažkodėl bet matau pakeltą ranką, prašau, Nijolė Valuckienė. Iš tikrųjų esmė, kad ne kažkokį klausimą noriu, bet kadangi tai su darbo eiga susiję, norėčiau atkreipdėmėsi, kad ir patikykit, kad tikrai taip, kad įsiaiškinom, kad pagal galiojantį dabartinį reglamentą siūlymai svarstomų klausimų gali būti teikiami posėdėje. Nebereikia siūlymų svarstomų klausimų teikti prieš 24 valandas. Norėčiau patikinimo, kad taip ir yra, nes nebeliko to. Tai klausimas nesusijęs su darbotvarke, bet reglamentą skaitote ir žinote, kaip yra. Tai gerbiami kolegos, ar galime pritarti darbotvarkei bendrų sutarimų? Pritarta. Gerbiami kolegos, pradedame darbotvarkės klausimus. Pirmas klausimas dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2023 metų kovo 30 dienos sprendimo numeris T31 dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo pakeitimo pranešėjas ir prašyčiau iš vietos pranešimą daryti Joniškio rajono savivaldybės tarybos narys, darbo grupės vadovas Marcijonas Urmanas. Prašau. Tai, kaip žinot, Liepos mėnesį keitėsi savivaldos įstatymas ir dar prisidėjo vienas, kad tarybos nario atlyginimai, todėl reglamentu buvo sudaryta grupė, kuri papildė mūsų reglamentą dėl tarybos nario apmokėjimo. Tai pagrindiniai tokie dalykai yra, kad tarybos narys turi teisę atsisakyti atlyginimo, pateikdamas prašymą dėl tarybos nario pareigų atlikimo neatlygintinai, tai vienas punktas. Antras, tarybos nario atlyginimas mažinamas proporcingai tarybos nario praleistų to mėnesio tarybos komitetų, nuolatinių komisijų ar kolegijos, kurių narys jis yra posėdžių skaičių, nepriklausomai nuo nedalyvavimo aplinkybių. Trečias, laikoma, kad tarybos narys dalyvavo posėdėje, jo faktiškai dalyvautas laikas yra ilgesnis nei pusė posėdžio laiko. Ketvirtas, jei einama į mėnesį nebuvo tarybos komitetų, nuolatinių komisijų ir kolegijos posėdžių, kurių narių yra tarybos narys, tarybos nariui mokamas visas atlyginimas. Paskui, jei einama į mėnesį tarybos narys praleidžia visus tarybos komitetų, nuolatinių komisijų ir kolegijų posėdžius, kurių narių yra tarybos narys, tarybos nariui atlyginimas nemokamas. Tarybos narys grįžęs iš komandiruotės, kurios metu buvo patirta komandiruotės išlaidų per 3 darbo dienas, teikia savivaldybės administracijai komandiruotės išlaidų ataskaitą ir atitinkamus dokumentus apie komandiruotės metu patirtas faktinės išlaidas. Tai tiek. Gerbiami kolegos, ar yra norinčių paklausti pranešėjo? Visi komitetai svarstė ir komitetai pritarė sprendimo projektui. Prieš priimant sprendimą norėčiau supažindinti kolegas su vyriausybės atstovų įstaigos valstybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse reikalavimų dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 9.12.25 straipsnių pakeitimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė vietos savivaldos įstatymą ir vietos savivaldos įstatyme yra nustatytas, kad savivaldybės tarybos nariams už darbą atliekant tarybos nario pareigas yra atlyginamas. Savivaldybės tarybos nariams mokama 20% tos savivaldybės, kurios tarybos narys jis yra, mero darbo užmokesčio dydžio atlyginimas. Savivaldybės tarybos nario atlyginimas mažinamas reglamente nustatyta tvarka proporcingai savivaldybės tarybos nario praleistų to mėnesio savivaldybės tarybos komitetų, nuolatinių komisijų ir savivaldybės
kolegijos, kurių narys, savivaldybės tarybos narys yra posėdžių skaičiumi. Apie savivaldybės atlyginimus skelbiama savivaldybės interneto svetainėje ir vykdant Joniškio rajono savivaldybės priežiūrą, taryba nebuvo pakeitusi savo veiklos reglamento tą apimtimi, kiek reglamentuoja atlyginimo savivaldybės tarybos nario mokėjimą bei nustačiusi šio atlyginimo mažinimo tvarką. Ar galima savivaldybės tarybos reglamente diferencijuoti tarybos nario atlyginimo mažinimo pagal posėdžių rūšis ir svarbą? Įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad savivaldybės tarybos nario atlyginimas mažinamas reglamente nustatyta tvarka proporcingai savivaldybės tarybos nario praleistų to mėnesio savivaldybės tarybos komitetų kolegijos, kurių tarybos narys yra posėdžių skaičių. Posėdžių rūšis ir svarba nėra diferencijuojama. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta anksčiau ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nuostatomis, reikalauju įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalį, peržiūrėti reglamentą tą apimtimi, kiek tai reglamentuoja tarybos atlyginimo savivaldybės tarybos nario mokėjimą bei nustatyti šio atlyginimo mažinimo tvarką. Reikalavimą apsvarstyti artimiausiam posėdyje, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo reikalavimo gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą pranešti vyriausybės atstovui per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Tai, gerbiami kolegos, pagarsinau reikalavimą ir norėčiau priminti ir informuoti, kad pasirašiau potvarkį dėl darbo grupės veiklos pratęsimo, kadangi į reglamentą, kuriuo pasirengėme naujam politiniam sezonui, mes perkeliame įstatyminės nuostatas. Šiuo metu skubos tvarka Seime yra svarstomas įstatymo projektas su bemaž 12 straipsnių pakeitimais, kurie natūralu, kad iškilo daugeliu savivaldybių ir tie klausimai buvo keliami savivaldybių asociacijoje, tame tarpe ir svarstant įstatymo 17 straipsnį dėl tarybos posėdžių eigos ir kitų, tokie pasiūlymai taip pat yra šiame įstatyme. Todėl šitas nuostatas, jeigu Seimas pradėjęs darbą rugsėjo 10 dieną svarstydamas skubos tvarką priims rugsėjo mėnesį, mes turėsime persikelti kai kurias į reglamentą. Tai, gerbimi kolegos, kviečiu balsuoti dėl pristatyto ir komitetuose apsvarstyto sprendimo projekto. Balsuojame. Už balsavo 24 tarybos nariai, 1 tarybos narys susilaikė, sprendimas priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2023 metų gegužės 11 dienos sprendimo dėl Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarimo pakeitimo. Pristatau klausimą aš, Joniškio rajono savivaldybės meras. Savivaldybės antikorupcijos komisijos sudėties pakeitimo yra gautas Joniškio rajono savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcijos siūlymas į antikorupcijos komisijos sudėtį vietoje Romo Karūžnos įrašyti naujai prisiekusi tarybos narį Vytautą Pakatilių. Komitetai svarstė, visi komitetai tarybos sprendimo projektui pritarė. Atsakysiu jūsų klausimus. Nematau norinčių paklausti, pasakyti nematau norinčių, balsuojame.
Už balsavo 21 tarybos narys. Atsiprašau. O kodėl man užsidegė? Už balsavo 22 tarybos nariai, susilaikė 3, sprendimas priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2023 metų, birželio 29 dienos sprendimo dėl Joniškio rajono savivaldybės kolegijos sudarimo pakeitimo. Pristato savivaldybės meras Vitalijus Gailius. Gerbiami kolegos, pristatau tarybos sprendimo projektą, dėl kurio komitetuose priimti sprendimai visi komitetai pritarė, sudaryti tarybos įgaliojimų laikui Joniškio rajono savivaldybės kolegiją. Įstatymas numato aiškiai deleguojamus valstybės politikus į šią komisiją ir pasikeitus savivaldybės administracijos direktoriui vietoj Tomo Armanavičiaus įrašoma administracijos direktorė Inga Karbauskienė. Paklausti nematau norinčių. Pasisakyti svarstomų klausimų nėra, balsuojame. Už balsavo 25 tarybos nariai, sprendimas priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos dėl Joniškio rajono savivaldybės 2022 metų ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas savivaldybės meras Vitalijus Gailius. Pasikeitus teisiniam reglamentavimui, savivaldybės ataskaita teikiama kartu su konsoliduoto ataskaitų rinkiniu ir jinai raštu jums buvo pateikta iki birželio 15 dienos, komitetuose ataskaita pristatyta išsamei, ataskaitoje įvardinti 2022 metų prioritetai, aptarti ir 2023 metų iššūkiai, komitetai svarstė, pritarė, kartu su manim yra Stefanija Šnikienė, kuri pristatė konsoliduoto ataskaitų rinkinį, bei savivaldybės kontrolierė, kuri auditavo konsoliduotą ataskaitų rinkinį. Jūs komitetuose turėjote galimybę pasikviesti savivaldybės sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovus, bei savivaldybės verslo subjektus. Jeigu yra klausimų, atsakyčiau, komitetuose išsamei diskutavom dėl savivaldybės veiklos. Jeigu klausimų yra Stefanija Šnikienė, tai ir auditoriai ir Stefanija Šnikienė pakvieščiau į tribūną. Man klausimą turit. Tai klausau jūs, neveikia? Veikia. Iš tikrųjų, ačiū už galimybę. Vis tiek, mero darbas nelengvas, sunkus, darbų padaryta, nepaneigsi, dirbant vis tiek. Bet norėčiau paklausti dviejų paprastų dalykų. Vienas dalykas, įvardykite darbą, kurį laikot pačiu tokiu ryškiausių metų darbu ir vis tik dirbant būna, nori visada daugiau, kažko nepadarai. Ir pasakykite, ką norėjot padaryti ir ko nepavyko. Ryškiausią darbą ir ko nepavyko padaryti 22 metais. Ačiū už sudėtingą klausimą. Tikrai dirbant gyvenimo darbą man patinka ir stengiuosi padaryti darbą kokybiškai ir rezultatyviai. Turbūt iš tokių nesėkmių ir neišpildytų lūkesčių, tai yra projektai teikti Susisiekimo ministerijai ir automobilių kelių direkcijai, tai dėl prisidėjimo finansuojant kelių programą, dėl atskirų objektų, dėl požiūrio į kelių programos lėšų naudojimo,
galimybės į šią sritį įtraukiant viešo ir privataus kapitalo bendradarbiavimo galimybės, trišalės sutartis ir terminų dėl viešųjų pirkimų. Turbūt viena iš sėkmių tai yra mūsų savivaldybės sistemos lyderystė sveikatos sistemoje, mūsų savivaldybės sistemos lyderystė finansų ir turto valdymo sistemoje, nes mūsų savivaldybė pirmoji Lietuvoje įdiegė finansinės apskaitos informacinę sistemą ir tai buvo iš tikrųjų didelis krūvis, todėl čia būdamas noriu padėkoti Stefanija jum, visom įstaigom, kurios sėkmingai susidoroja su šiuo iššūkiu. Kitame etape vienu metu tokį iššūkį turės savivaldybės visos likusios. Mes esam šalia tų pirmųjų vyriausybės subjektų ir tai yra ženkli asignavimo suma, kuri buvo skiriama įvairiem ūkio subjektam, kurie teikdavo tą paslaugą ir dažnai ta paslauga Lietuvoje tampa tokiu savivaldybės pririšimu prie paslaugos ir kartais ta paslauga viršė savo įkainiais sveiko proto ribas, dėl ko mes prieš keletą metų ir pas save darėme pokyčius šioje sutartyje. Tai tų sėkmių tame tarpe ir toj pačioj susisiekimo sistemai mes buvom lyderiai kompleksinių sprendinių, kai kelių programos lėšas būtų galima naudoti ir kiemuose. Ir to rezultatą turime melioratorių kvartalą, tai iš tikrųjų susisiekimo ministras buvo įtikinėjamas, gavome pritarimą ir turime rezultatą. Tai ačiū Jums už klausimą. Na ir be jokios abejonės, turbūt tūkstantmečio programa bei užimtumo programa yra tokios sėkmės, kurios nacionaliniu mastu įvertintos. Klausau, Benas Rimdžius, noriu manęs paklausti. Sveiki. Merė, per komiteto posėdį klausiau apie Upytės gatvės 21 sklypo sutvarkymą ES ir biudžeto lėšomis, apie žalą gamtai ir atsakingus asmenis. Jo, domėjausi šituo objektu. Pirminiai žalos gamtai vertinimai buvo padaryti 2001-2002 metais, o geologijos tarnyba dėl kritinės situacijos pasisakė 2007 metais. Tiesiog duomenų iš aplinkos apsaugos agentūros, kam buvo taikytos sankcijos šitam laikotarpį negavau, nes archyvose duomenys apie asmenys patrauktus administracinę atsakomybę nebuvo tuo metu kaupiami. Kolegos, jeigu nėra klausimų, ar galime pereiti prie balsavimo stadijos? Nijolė Valuckienė, paklausti ir pasisakyti? Pasisakyti? Prašau. Iš tikrųjų, kadangi kartu buvo ir konsoliduotos ataskaitos teikiamos, vis tiek meras kaip rajono vadovas atsako už viską ir eina visas rinkinys dokumentų ir prie konsoliduoto ataskaitų buvo audito išvada. Noriu atkreipdėmėsi dar visų tarybos narių ir kitų besiklausančių posėdį. Audito išvadoje buvo tokie punktai. Ilgalaikio turto ir pagrindinės veiklos sąnaudos duomenys konsoliduoto ataskaitų rinkinyje nėra teisingi. Čia apie savivaldybės ir savivaldybei priklausančias įstaigas. Pinigų srautų informacija netiksliai parodo, kam panaudoti pinigai. Įstaigo iškanamuosiuose raštuose nepilnai ir netiksliai atskleista informacija. Darbo užmokesčio skaičiavimas su trūkumais, viršyti skirtingi asignavimai darbo užmokesčiai. Ką tai sako? Apie, kaip mano nuomonė, kaip ir nelabai tinkamai tvarkoma buhalterinė apskaita. Noriu atkreipti visų tarybos narių ir visuomenės dėmesį, kad nevyriausybinės organizacijos turi galimybių gauti projektinės ir dauguma projektinės paramos iš savivaldybės. Ir ten tose nuostatose, kiek žinau ir kiek pasiekia mus nevyriausybinio organizacijų informacija,
yra tikrinama, ar nevyriausybinė organizacija pateikė ataskaitą registrų centrui ir netgi dažnu atveju detaliai pažiūrima ataskaita ir pažiūrima, ar ten viskas gerai. Yra tekę girdėti, aš nežinau, netikrinau šito fakto, pavyzdžiui, kad kažkuri organizacija galbūt pasakyta buvo, kad negausit paramos, nes jūsų ataskaitoje nėra įrašyta ateities planų ar dar kažkokie techniniai dalykai, kaip ir nenurodyti. Norėčiau pastebėti, kad visiems dirbant galbūt ne į tą eilutę kažkas įrašyta, netiksliai, ne taip ar anai, bet čia kalbam apie biudžetinės įstaigas, kurios turi darbuotojus, turi struktūrą ir gauna pilną paprastai išlaikymą arba pilną garantiją, kad galės gyventi, mano supratimu. Nevyriausybinės organizacijos, dirbančios savanoriškais pagrindais, ją žiūrima pro padidinamą į stiklą ir neskiriama pinigų net dėl smulkių netikslumų ataskaitose. Tai tiesiog prašymas, kad galbūt kartais tai nevyriausybinė reiktų organizacijai padėti, o ne ieškoti, prie ko prikipti ir kodėl jai neduot projektinės paramos. Tai toks pastebėjimas. Rimantė Misiūnienė, prašau. Iš tikrųjų noriu pasakyti, kad ataskaita komitetuose išklausėme, iš tikrųjų buvo išsami, bet opozicija turi tiesiog pastebėjimų. Iš tikrųjų paprasčiau gyventi yra, kai kažko nepamatai, kažko negirdi arba mažiau kalbi. Bet tai yra taryba, tai yra biudžetas, tai yra pinigai, tai ataskaita už visus 22 metus. Ir iš tikrųjų reikia pasidžiaugti, kad gražus darbas nuveiktas su stadionu, nors ten sportininkai sako, kad būt gal apšvietimas yra prastesnis, gal nebus galima ten kažkokių respublikinių švenčių, tai yra varžybų daryti. Bet tikrai šaunus stadionas, labai šauni turgavietė mūsų supratimu įrengta miesto centre. Bet turim ir pastebėjimų, kurių tiesiog norim pasisakyti, pagarsinti, kurie mums atrodo, kad nelabai tinkami, nes pinigų biudžetas gauna nemažai. Kaip ir girdėjot, ministrė gerbiamas Skaistė minėjo, kad savivalda vis gauna daugiau ir daugiau pinigų, vadinasi, norisi juos geriau panaudoti. Tai pirmas iš punktų, kas mums atrodė, kad netaip tikslinga panaudota, tai tas žiedas, ar ne, kurio vertė apie 1 milijoną, turbūt pats procesas, pats žiedas tinkamas, bet pinigų kiekis tikrai labai didelis ir ko gero galima buvo viską truputį paprasčiau daryti, kad liktų pinigų, ypač gyvenvietėse, kaimuose, kažkiek, kad liktų duobėm, ypač dabar matom, kaip sudėtinga, tiesiog kiti keliai nepravažiuojantys yra po liūčių. Tai tiesiog toks pastebėjimas. Ir kas susijęs su saugiu eismu, iš tikrųjų visi tą pastebim, šnekam, bet valdantieji turėtų atkreipdėmėsi ypač prie Upytės 1, toj vietoje, kai reikia išvažiuoti pagrindinį kelią. Mes jau senai kalbam apie šviesoforą. Nekalbu Akmenė, kiek jų turi, net ir Pakruojus turi, kur mažiau gyventojų turi pačiam Pakruojui. Mes kažkaip tai saugaus eismo komisija to neįstengia padaryti. Ta pati Upytės 1, jeigu toj vietoj žiūrint, iš tikrųjų prieš rinkimus rinkomės į daugybę renginių, tvarkoma, bet tikrai nesuvokiama, kaip tenai pirmoje eilėje nebuvo įrengtas neįgaliųjų įėjimas. Nes labai gerai atsimenu daugybę projektų, daugybę dalykų, kai nėra tik tai neįgaliesiem įvažiavimo, iš tikrųjų keliamas aukščiausias kipišas ir visa kita. Šitoj vietoj kažko aš negirdžiu. Taip, palaipsniui aš tikiu, kad ten kažkada bus, bet pirmą padarykite, paskui turėtų būti visai kita eiga. Kitas klausimas, kuris turbūt mes keliam jau metai iš metų, prisirišu prie mero kalbos, kadangi meras yra minėjęs ne kartą apie laisvą ekonominę zoną, būtent apie lezo įkūrimą. Tikrai geras dalykas tai yra trauka verslui. Ir puikiai suprantam, kad tai turėtų būti skiriama daugiau pinigų šitiem dalykam, todėl kad tai, kai tik susijęs verslas, kuris ateina, tai ateina jaunų šeimų, darbo vietos, ateina ir vaikų skaičiai į mokyklas.
Rimantė, kuri mėgdavo visada pasakyti, kad kažkaip mūsų vaikai mažėja mokyklose, šį kartą jau stengiausi patylėti, bet net ir žiniasklaida paviešina, kad vaikų tikrai renkasi mažiau. Tai tas noras būtų visų, kad surėmę pečius kažkaip tai atsirastų tikrai daugiau tolezo, ateitų tie dominariai visi, kurie buvo žadėti, nes nuo to mūsų Joniškis tikrai vienaip ar kitaip atrodys ir geriau, ir stabiliau. Ir dar keli pastebėjimai. Saulės mūšio vieta, ar ne? Pykit ant manęs, nepykit liberalai, bet iš tikrųjų tai vos ne kadencijų jau objektas, merė, kai iš tikrųjų jūs turit žalią gatvę, turit ministrą, turit ir vyriausybę tikrai jum palankę ir šito objekto kaina kyla ir niekaip jo negali pabaigti kažkaip. Tai, bent jau tai buvo kalbama komitete. Ir beliko keli sakiniai, kuriuos man ir norėtų dar paminėti, jaunimo centras. Iš tikrųjų graži buvo labai. Ačiū Jums už Jūsų nuomonę. Gerbiami kolegos, pasisakančių daugiau nematau. Ir kviečiu balsuoti. Už balsavo 20 tarybos narių, 1 susilaikė, 4 tarybos nariai prieš. Rimantė Misiūnienė, replika po balsavimo. Iš tikrųjų, labai trumpa replika, kas link jaunimo centro. Tai, kad labai gera veikla buvo tikrai inicijuojama ir tai, kas vyksta dabar, tai tikrai apgailėtina. Ir jūsų dar pasakymė buvo, aš tai ir komitete minėjau, apie tai, kad svečias Liudas Jonaitis. Be abejo, jis atvažiuoja su komitetų svečias, bet mano supratimu, tai jisai turėtų būti didžiausias talkininkas ir daugiau padėti rajonui, ypatingai po ekstremalios šitos situacijos, aš visiškai jo nematau. Čia mano nuomonė. Ačiū už Jūsų repliką, gerbiami kolegos. Kitas darbotvarkės klausimas. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2021 metų gruodžio 23 dienos sprendimo dėl strateginio planavimo organizavimo savivaldybė tvarkos aprašo pakeitimo. Gerbiami kolegos, klausimą pristatau aš. Gerbiami kolegos, tarybos komitetuose klausimas apsvarstytas, visi komitetai pritarė. Šis klausimas taip pat buvo teiktas svarstyti kolegijai, išsamei išanalizavom pasikeitimus, pasikeitimai susijęs su įstatymo tiek vietos savivaldos, tiek strateginio planavimo pasikeitimais ir šitie pasikeitimai yra perkelti į mūsų aprašą. Jeigu yra klausimų, juos atsakyčiau. Paklausti nematau norinčių, gerbiami kolegos, galime balsuoti. Balsuojam. Už balsavo 25 tarybos nariai, sprendimas priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas dėl rajono savivaldybės teritorijų esančių kapinių, Atsiprašau, kolegos, dėl garantinių įsipareigojimų pagal paskolos sutartį tarp kredito įstaigos ir uždarosios akcinės bendrovės Joniškio autobusų parkas. Pranešėjas vicemeras Aivaras Rudnickas. Prašau, vicemerė. Labą dieną. Sprendimo projekto esmė yra prisimti garantinius įsipareigojimus pagal paskolos sutartį tarp kredito įstaigos ir uždarosios akcinės bendrovės Joniškio autobusų parkas nedaugiau kaip 230 000 eurų. Komitetai svarstė, visi komitetai pritarė. Paklausti pranešėjai nori Nijolė Valskienė, prašau. Tai įžanga į klausimą tokia, kad kas duoda garantijas, bet kur ar fizinis asmuo ima paskolą, ar kur, tas įsipareigoja to
imančio paskolą asmens atveju gražinti paskolą. Tai kadangi savivaldybė įsipareigoja, duodama garantiją, tai noriu paklausti, kaip autobusų parkas gražins paskolą, jeigu tokia gavau informaciją iš savivaldybės sekretorės, kad paskolą, kuriai prašoma garantijos, planuojama išmokėti per 60 mėnesių. Pasirinkus šį terminą, įmonė kas mėnesį bankui mokėtų apie 4 000 eurų. Grubiai paskaičiavus, tai beveik 50 000 per metus išeitų autobusų parkui mokėti. Įsiaiškinome, kad 22 metų autobusų parko pelnas buvo nepilni 10 000, 9 su kažkiek. Tai kaip planuojama išmokėti, kaip, iš kur tie pinigai? Galiu atsakyti, tai baigėsi senosios lizingavimo sutartys autobusam, kuriam buvo paimtos paskolos ir tie pinigai atsilaisvina ir gali dengti šitą paskolą. Daugiau paklausti nematau norinčių. Rimantė Misiūnienė, paklausti ar pasakyti? Prašau. Kadangi jūs sakot, kad pinigai kažkokie tai išlaisvės, bet tai turėtų matytis tada, kiek moka, tada jūs turite žinoti, kiek moka už tuos autobusus, kokią sumą. Aš sakau, kad tos sumos užteks atsilaisvinant senausiam sutartim pasibaigusiam. Nijolė Valuckienė, prašau. Vis tik matos, kad esat pasiruošę atsakymui, tai gal galima iki posėdžio pabaigos pasakyti tikslę sumą, kiek tų pinigų atsilaisvina ir kiek dabar moka konkrečiai. Jeigu pasiruošit reikėjo ir konkrečiai reikia gerai. Dabar dar nemoka. Dabar tik mokės, prieimus sprendimą. Kiek tų pinigų atsilaisvina, nes jūs sakot, kad atsilaisvina iš senesnių, nebereiks mokėti už anksčiau pirktus autobusus. Taip. Kiek mokėjo? Ar yra dar norinčių paklausti? Nematau norinčių paklausti. Nijolė Valuckienė, jūs pasakyti norėsit. Tai ačiū pranešėjui tada. Prašau, Nijolė Valuckienė. Iš tikrųjų nėra prasmės klausti, kai negauni atsakymo. Labai keista, kaip vicemeras labai gerai žino, kad pinigų užteks, bet kiek tų pinigų nebereiks mokėti už ankstesnius įsipareigojimus, jis nežino. Tai kaip tarybos nariui reikia priimti sprendimą. Tai yra atsakingas sprendimas, ne šiaip savo. Gerbiami kolegos, pasisakančių daugiau nematau. Kviečiu balsuoti už sprendimo projektą, dėl kurio komitetuose diskutuota, visi komitetai pritarė. Užbalsavo 20 tarybos narių, 3 tarybos nariai susilaikė, 2 buvo prieš. Sprendimas priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas dėl įgaliojimų suteikimo Joniškio rajono savivaldybės administracijai pranešėjas vicemeras Aivaras Rudnickas. Prašau, pranešėją. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta, kad valstybės ir savivaldybės institucijos, įstaigos ir įmonės neperduodančios dokumentų valstybės archyvams apskaitos dokumentus ir dokumentacijos planus derina su tos institucijos, įstaigos ar įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ar jos įgaliotą instituciją. Tai šiuo tarybos sprendimu siūlome įgalioti tai daryti savivaldybės administraciją. Gerbiami kolegos, klausimas komitetuose apsvarstytas, visi komitetai pritarė, pranešėjo paklausti nematau norinčių, pasisakyti nematau, kviečiu balsuoti. Užbalsavo 25 tarybos nariai, kitų nuomonių nebuvo, sprendimas priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas dėl Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo.
pranešėjas Aivaras Rudnickas, taip pat pranešėjo paprašysiu pristatyti vyriausybės atstovo pastebėjimus dėl teikiamo sprendimo projekto, kurie buvo gauti prieš 2 dienas, pasibaigus komiteto posėdžio. Sprendimo projekto esmė yra patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašą ir, kaip meras minėjo, po komiteto buvo konsultuotasi su vyriausybės atstovu ir vyriausybės atstovas rekomenduoja atlikti tokio techninio pobūdžio pakeitimus, papildymus. Tuose grafuose, kur nebuvo įrašytas seniūnijos adresas, siūlo šitose vietose adresą įrašyti. Gerbiami kolegos, komitetai svarstė, pritarė, pranešėją noriu paklausti Benjaminas Rimdžius, prašau. Kadangi klausimas susijęs su kapinėmis ir ką tik praūžusiu uraganu, noriu paklausti, kada bus pradėtos tvarkyti Žagarės mieste esančios Aušros gatvėje 10A esančios kapinės, Jo, veikiančios. Klausimas su svarstamu tarybos sprendimo projektu nesusijęs. Administracija išgirdo ir jūs informuos, kada bus pradėti darbai visose kapinėse, kurios kėlė grėsmę sprendimai priimti, o rangovai ieškomi ir su jais deramasi. Ar yra dar norinčių paklausti? Nematau norinčių paklausti. Gerbiami kolegos, jeigu pritarėte pristatytom pastabom, tuomet skelbčiau tarpinį balsavimą dėl pastabų, kurias pristatė pranešėjas. Ar galime balsuoti dėl pateiktų pastabų? Balsuojame. Kolega Romas Karūžna, jūsų nebalsuosit. Užbalsavo 25 tarybos nariais, pritarta pastabom. Pritarus pastabom, kviečiu kolegas balsuoti už visą sprendimo projektą. Su pastabom, kuriom ką tik pritarėte. Užbalsavo 25 tarybos nariai, sprendimas priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas dėl turto perėmimo iš Joniškio moterų asociacijos. Pranešėjas Aivaras Rudnickas. Sprendimo projekto esmė yra perimti iš Joniškio moterų asociacijos pagal savivaldybės turto panaudos sutartį valdomą turtą, tai 10,97 m2 ploto patalpas esančias Vilniaus gatvėje 2 Joniškyje. Gerbiami kolegos, komitetai apsvarstė, visi komitetai pritarė, paklausti pranešėjo nematau norinčių. Galime balsuoti, balsuojame. Užbalsavo 25 tarybos nariai, sprendimas priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas dėl turto perėmimo iš Joniškio literatų klubo Audruvė. Pranešėjas vicemeras Aivaras Rudnickas. Prašau, pranešėją. Sprendimo projekto esmė yra perimti iš Joniškio literatų klubo Audruvė pagal savivaldybės turto panaudos sutartį valdomą turtą. Tai yra 13,38 m2 ploto patalpas esančias Vilniaus gatvėje 2 Joniškyje. Komitetai apsvarstė. Į klausimus komitetuose buvo atsakyta. Paklausti pranešėjo nematau. Komitetai yra pritarę. Kviečiu balsuoti. Užbalsavo 25 tarybos nariai, sprendimas priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas dėl turto perėmimo iš Lietuvos pensininkų sąjungos Bočiai. Pranešėjas Aivaras Rudnickas. Sprendimo projektas yra perimti iš Lietuvos pensininkų sąjungos Bočiai Joniškio rajono bendrijos pagal savivaldybės turto panaudos sutartį valdomą turtą 27,98 m2 ploto patalpas esančias Vilniaus gatvėje 2 Joniškyje. Gerbiami kolegos, komitetai apsvarstė, pritarė, paklausti norinčių nematau. Balsuojame.
Už balsavo 25 tarybos nariai, sprendimas priimtas. Ačiū pranešėjui. Kitas darbotvarkės klausimas dėl Joniškio rajono savivaldybės garbės ambasadoriaus vardo suteikimo. Pranešėja vicemerė Vaida Aleknavičienė. Prašau. Labą dieną. Sprendimo projekto tikslas yra suteikti Joniškio rajono garbės ambasadoriaus vardą mūsų kraštietei Justinai Smalkytei. Sprendimo projektas pristatytas visuose komitetuose. Kviečiu pritarti. Gerbiami kolegos, komitetuose apsvarstytas sprendimo projektas, visi komitetai pritarė, komisija taip pat apsvarstė, susipažino su kandidatu. Kviečiu palaikyti sprendimo projektą balsuojant. Paklausti pranešėjas nematau norinčių. Balsuojame. Už balsavo 25 tarybos nariai, sprendimas priimtas. Ačiū kolegos už priimtą sprendimą ir priimtą vieningai. Kitas darbotvarkės klausimas dėl kandidato teikimo Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimui Auksinės krivulės riteris, pranešėja vicemerė Vaida Aleknavičienė. Sprendimo projekto tikslas yra teikti Skaistgirio seniūnijos seniūnės Virginijos Kaikarienės kandidatūrą Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimui Auksinės krivulės riteris. Sprendimo projektas pristatytas visuose komitetuose. Kviečiu pritarti. Gerbiami kolegos, komitetai apsvarstė, pritarė. Ar galime balsuoti? Balsuojame. Už balsavo 25 tarybos nariai, sprendimas priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas dėl Joniškio rajono savivaldybės narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo kontrolės komisijos sudarimo, pranešėja vicemerė Vaida Aleknavičienė. Prašau, pranešėja. Šio sprendimo projekto tikslas yra sudaryti Joniškio rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikų Joniškio rajono savivaldybės narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo kontrolės komisiją. Taip pat skirti šios komisijos pirmininkę Joniškio rajono savivaldybės tarybos narę Liną Miknevičienę mero teikimu bei socialinio šeimos komiteto siūlymo skirti pavaduotoją tarpinių balsavimų visiems tarybos nariams pritarus ir pritarti visam projektui. Ar yra norinčių paklausti pranešėjas? Nematau. Pasisakyti nematau norinčių. Gerbiami kolegos, prieš priimant sprendimą dėl viso tarybos sprendimo projekto norėčiau paskelbti tarpinį balsavimą dėl komitete pasiūlytos ir jai pritartos kandidatūros į komisijos pirmininko pavaduotojas. Ši kandidatė yra Vaida Aleknavičienė. Ar yra norinčių pasakyti klausimų? Nematau. Balsuojame. Kažkas neveikia. Atsiprašom už techninius nesklandumus, administracija vertins. Galime pakviesti dar kartą balsuoti? Dar ne? Nereikia pertraukos? Ką? Gerbiami kolegos, dėl techninių kliūčių skelbiu 10 minučių pertrauką.
Kolegos, kviečiu užimti vietas, registruotis elektroninėje balsavimo sistemoje. Praėjo 10 minučių. Ačiū administracijai už greitai išspręstą techninį gedimą. Norėčiau paprašyti kolegų registruotis, kad matytumėm, ar sugrįžo visi į posėdį, ar ir turime galimybę priiminėti sprendimus. Paleiskim registraciją. Donatai, registraciją gali parodyti? Dar nematau 4 tarybos narių. Kas neįdės balsavimo kortelių? 2 nematau tarybos. 3 nematau. Nesu. Ai, nesu. Ne. Taip. Palauksim 2 kolegų nėra. Gerbiami kolegos, kvorumą turime, sprendimus priiminėti galime. Grįžtame į tarybos posėdžio darbotvarkę, į 14 darbotvarkės klausimo svarstymo stadiją ir balsuojame dėl Vaidos Aleknavičienės skyrimo Joniškio rajono savivaldybės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės komisijos pirmininkės pavaduotoja. Balsuojame. Užbalsavo 24 tarybos nariai, sprendimas tarpiniam balsavime priimtas. Gerbiami kolegos, už visą sprendimo projektą ar galime balsuoti? Sulaukiam kolegės ir pradedame balsavimą už visą sprendimo projektą su ką tik prabalsuota pataisa. Balsuojame. Užbalsavo 23 tarybos nariai, prieš 2 sprendimas priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2022 metų rugpjūčio 31 dienos sprendimo dėl vidutinio kietojo ar kitokio kuro, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, kainų, taikomų
būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti patvirtinimo pakeitimo. Pranešėja Vaida Aleknavičienė. Prašau, vicemerė. Sprendimo projekto tikslas yra patvirtinti naujas vidutinės kieto ir kitokio kuro rūšių kainas ir pakeisti bei išdėstyti naują redakciją Joniškio rajono savivaldybės tarybos 22 metų rugpjūčio 31 dienos sprendimą. Sprendimo projektas buvo aptartas komitetuose. Kviečiu pritarti. Gerbiami kolegos, komitetai apsvarstė, pritarė sprendimo projektui, kurį turime priimti iki šildymo sezono pradžios, atsakyta į klausimus ir dėl kompensavimų už apskaitos prietaisus tiekiamus energetinius resursus. Ar galime balsuoti? Paklaus, nemačiau norinčių. Balsuojame. Už balsavo 25 tarybos nariai, sprendimas priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 metų gruodžio 5 dienos sprendimo dėl asmens šeimos socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skirimo Joniškio rajone tvarkos aprašo patvirtinimo pripažinimo netekus galios. Pranešėja vicemerė Vaida Aleknavičienė. Sprendimo projekto tikslas yra pripažinti netekusių galios Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 5 dienos sprendimą numeris T203 dėl asmens šeimos socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skirimo Joniškio rajone tvarkos aprašo patvirtinimo su visais papildymais ir pakeitimais. Sprendimas aptartas komitetuose, kviečiu pritarti. Gerbėjim kolegos, komitetai svarstė, visi komitetai pritarė, paklausė pranešėjas, nematau norinčių, balsuojame. Už balsavo 25 tarybos nariai, sprendimas priimtas. Gerbėjim kolegos, kitas darbotvarkės klausimas dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Joniškio rajono ir Latvijos Respublikos Bauskės rajono savivaldybių bendradarbiavimo sutarčiai. Pranešėja vicemerė Vaida Aleknavičienė. Sprendimo projekto tikslas yra pritarti pritarti Lietuvos Respublikos Joniškio rajono ir Latvijos Respublikos Bauskės krašto savivaldybių bendradarbiavimo sutarčiai. Kolegos, komitetai apsvarstė, visi komitetai pritarė. Ar yra norinčių pranešėjos paklausti? Tai kolegos, kviečiu balsuoti dėl ką tik pristatyto sprendimo projekto. Balsuojame. Už balsavo 25 tarybos nariai, sprendimas priimtas. Gerbimi kolegos, ačiū už priimtą sprendimą. Baltų vienybė ir vienybė ir bendradarbiavimas su kaimynais šiandien yra kaip niekad svarbus. Tikimės, kad sutartis bus pasirašyta rugsėjo 22 dieną Joniškyje iškilmingai. Tai tarybos nariai bus tik kviečiami į iškilmingą sutarties pasirašymą ir tuo pačiu sėkmingai vyksta ir Baltų vienybės Saulės mūšio projekto įgyvendinimas, kurio sutarties pabaiga yra 2024 metų gegužės mėnuo. Ir finansavimas šitam objektui yra. Ačiū pranešėja. Prašau pristatyti kitą darbotvarkės klausimą dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2023 metų gegužės 11 dienos sprendimo dėl mokinių skaičiaus klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute iki mokyklinio ugdymo grupių, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus Joniškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose 2023-2024 mokslo metams
mokslo metais patvirtinimo pakeitimo. Pranešėja savivaldybės vicemerė Vaida Aleknavičienė. Prašau. Sprendimo projekto tikslas yra patikslinti ir pakeisti mokinių skaičių klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute iki mokyklinio ugdymo grupių, prieš mokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičių prieš mokyklinio ugdymo organizavimo modelius Joniškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose 2023-2024 mokslo metų, užtikrinti visų amžiaus vaikų ugdymosi prieinamumą pagal skirtingus jų poreikius ir gebėjimus atitinkančias programas. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad praėjus 2 komitetų svarstymų metu buvo gautas Saulės pagrindinės mokyklos prašymas dėl 4 klasės skaičių komplektų didinimo. Tai švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė, aplinkos ir kaimo reikalų komitetas taip pat pritarė. Tai teiktume balsavimui tarpinį balsavimą dėl sprendimo projekto priede Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus kiekviename sraute ir mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute 23-24 mokslo metų pradinio ugdymo programą 4 klasės vietoj klasių skaičiaus 2 įrašyti 3, o vietoje mokinių skaičiaus 48 įrašyti 49, nes jau projekto svarstymo metu buvo gautas prašymas lankyti šios mokyklos 4 klasę, todėl dėl vieno mokinio keičiasi komplektų skaičius. Gerbiami kolegos, ar yra norinčių paklausti pranešėjas? Nematau norinčių paklausti. Kolegos skelbia balsavimą dėl papildomo komplekto steigimo Saulės pagrindinės mokyklos 4 klasėje. Balsuojame. Už balsavo 25 tarybos nariai. Kolegos, dabar skelbia balsavimą už visą sprendimo projektą, kuris apsvarstytas, visi komitetai pritarė ir ką tik jūs palaikėte pasiūlymą dėl papildomo komplekto steigimo. Kviečiu balsuoti. Už balsavo 25 tarybos nariai, sprendimas priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 27 dienos sprendimo dėl biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Joniškio rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo pakeitimą. Pranešėja vicemerė Vaida Aleknavičienė. Sprendimo projekto tikslas yra patvirtinti biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Joniškio rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemą. Šiam sprendimo projektui parengti mero potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė, sprendimo projektas pristatytas visose komitetuose. Kviečiu pritarti. Gerbiami kolegos, komitetai svarstė, sprendimą projektui pritarė, kviečiu balsuoti. Už balsavo 24 tarybos nariai, 1 kolega susilaikė, sprendimas priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas dėl leistino pareigybių skaičiaus Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo. Prieš svarstymą Lina Budrienė. Norėčiau nusišalinti nuo šito klausimo, nes minima mano darbovietė. Mes išgirdome jūsų prašymą. Ar galime kolegos pritarti kolegės nusišalinimui bendrų sutarimu? Pritarta. Prašau išpildyti procedūrą. Išsiregistruoti. Tęsėme svarstymą. Prašau pranešėją. Sprendimo projekto tikslas yra nustatyti didžiausią leistiną pareigybių skaičių Joniškio rajono švietimo įstaigose. Sprendimo projektas pristatytas komitetuose. Kviečiu pritarti.
Paklausti pranešėjas nematau norinčių kolegų. Pasisakyti nematau. Komitetai svarstė, pritarė. Kviečiu balsuoti. Už balsavo 24 tarybos nariai, sprendimas priimtas. Prašau pakviesti kolegę. Kitas darbotvarkės klausimas dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo ugdymo įstaigų bendruomeninėms iniciatyvams finansuoti, tvarkos aprašo patvirtinimo, pranešėja Vaida Aleknavičienė. Sprendimo projekto tikslas patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo ugdymo įstaigų bendruomeninėms iniciatyvams finansuoti tvarkos aprašą. Sprendimo projektas pristatytas visose komitetuose. Kviečiu pritarti. Jūsų paklausti nori Nijolė Valuckienė. Taip. Iš tikrųjų norėčiau paklausti, kadangi dabar tvirtinam aprašą, bijau tas datas tiksliai iki rugsėjo kokios 5 paraiškos renkamos, paskui vertinamos, pinigai turi būti išleisti iki gruodžio 10 pagal aprašą. Tai kodėl URMų reikia išleisti pinigus ir kodėl nuo metų pradžios nebuvo rengiamas anksčiau aprašas? Jūs, kiek žinau, būdama vicemerė ir anksčiau buvote atsakinga už švietimą, tai prašau paaiškinti. Pinigai mūsų biudžete jau yra numatyti tvirtinant Joniškio rajono savivaldybės biudžetą ir visos įstaigos jau žinojo, kad bus tokia galimybė ir kad galės vykdyti iniciatyvas. Jos jau dėl jų tarėsi turbūt, apgalvojo, apsikalbėjo su savo bendruomenėmis ir aprašas yra parengtas šiai tarybai. Nijolė Valuckienė nori paklausti. Tai iš tikrųjų noriu dar kartą paklausti, kodėl anksčiau jis nebuvo pradėtas rengti, kokią problemą darbuotojų stoka švietimo skyriuje ir tiesiog neapsižiūrėjot, kas nutiko? Tiesiog tai yra naujas aprašas, anksčiau mes tokios iniciatyvos mokyklose neturėjome, aprašo parengimas tiesiog užtruko. Liepos mėnesyje tarybos, kaip žinia, nebuvo. Ačiū. Daugiau nemačiau norinčių paklausti. Komitetai svarstė, komitetai pritarė sprendimo projektui. Kviečiu balsuoti. Už balsavo 25 tarybos nariai. Ačiū kolegom. Sprendimas priimtas. Gerbiami kolegos, ačiū už konstruktyvų darbą. Darbotvarkėje visi klausimai apsvarstyti, sprendimai priimti. Paskutiniu klausimu norėčiau informuoti apie vyriausybės atstovų įstaigos reikalavimą dėl savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių nuostatų vykdymo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatomis, energetikos ministro įsakymu, savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių patvirtinimo patvirtino savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklės. Taisyklių 9 punkte nustatyta, kad savivaldybės taisyklių nustatyta tvarka rengia su energetikos ministerija derina ir tikslina atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimo plėtros veiksmų plano projektą, tvirtina su energetikos ministerija suderintą plano projektą, jį viešai skelbia savo interneto svetainėje ir gyvendina nerečiau kaip kas 2 metus iki rugpjūčio 31 dienos, skaičiuojant nuo 21 metų savo interneto svetainėje viešai skelbia informaciją apie praėjusių 2 kalendorinių metų plano įgyvendinimo rezultatus, nerečiau kaip kas 4 metus iki rugpjūčio
31 dienos skaičiuojant nuo 21 metų vertina planų įgyvendinimo pažangą. Taisyklių 22 punkte nustatyta, kad savivaldybės planus tvirtina ir įgyvendina vadovaudamasi savivaldybių tarybų nustatyta tvarka. Vykdant savivaldybės administracinę priežiūrą, nustatyta, kad savivaldybė nėra patvirtinusi Joniškio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano ir įgyvendinimo tvarkos, nėra paskirti asmenys atsakingi už plano ir jo įgyvendinimo rezultatų skelbimą. Atsižvelgiant į tai, reikalauju vykdyti savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano rengimo, derinimo ir rezultatų skelbimo taisyklių nuostatas, patvirtinti Joniškio savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano įgyvendinimo tvarką, paskirti atsakingus asmenis ir reikalavimą apsvarstyti artimiausiame posėdyje ir informuoti apie priimtus sprendimus. Gerbiami kolegos, šiuo atveju sprendimai jau administracijos yra priimti, planai suderinti su ministerijomis, išpildytas bus reikalavimas nustatytais terminais, kadangi vietos savivaldos įstatymas mums iškelia naujus iššūkius ir nustato naują bendradarbiavimo kultūrą, tai aš tiesiog vykdydamas vietos savivaldos įstatymo nuostatas kreipiuosi į opozicijos lyderę ir informuoju, kad įstatymas numato, kad kartą per pusę metų savivaldybės taryboje yra rengiamas mažumos valandas. Tai rugsėjo mėnesio tarybos posėdėje tokia iniciatyva bus ir siekdamas konstruktyvaus bendradarbiavimo mažumos valandos metu jūs galėsite teikti klausimus merui, vicemeram, administracijos direktoriui. Būtume dėkingi, jeigu paklausimus gautumėm raštu ir pasiruoštumėm atsakymam, o valandos metu padiskutuotumėm. Tame tarpe klausimai gali būti teikiami ir valdančiai daugumai. Gerbimi kolegos, ačiū už konstruktyvų posėdį. Sėkmės jums darbuose. Posėdis baigtas.